Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras baigė įgyvendinti projektą Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas. Įgyvendinant šį ES iš dalies finansuojamą projektą, Marijampolėje buvo pastatytas regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas su moderniais filtratų valymo įrenginiais, 5 stambiagabaričių atliekų, antrinių žaliavų, buities pavojingų, elektros ir elektronikos atliekų priėmimo aikštelės po vieną kiekvienoje Marijampolės apskrities savivaldybėje, uždarytas ES reikalavimų neatitikęs Marijampolės sąvartynas, nutrauktas atliekų šalinimas ES reikalavimų netitinkančiuose apskrities savivaldybių sąvartynuose. Pastatyta biodujų kogeneracinė elektros jėgainė, kuri iš dujų susikaupusių senajame Marijampolės sąvartyne gamina elektros energiją. Per valandą šiuo metu veikiantis vienas generatorius pagamina 130 kWh elektros energijos, kuri pateikiama į elektros tinklų sistemą. Uždarius šitos sąvartynus ir baigus visus statybos objektus, taip pat konkursų keliu buvo atrinkti šių pastatytų objektų operatoriai, o taip pat atliekų surinkimo iš viso Marijampolės regiono operatorius. Ir tuo pačiu su visais operatoriais sutartys pasirašytos. Marijampolės regioninis sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2009 metais, o pati sistema pilnai užbaigta įdiegti 2010 metų ir nuo rugsėjo 1 dienos jie pilnai funkcionuoja. Visi atliekų turėtojai Marijampolės apskrityje, tai yra visose 5 Marijampolės apskrities savivaldybėse, Marijampolės savivaldybėje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, Šakių rajono savivaldybėje, Kalvarijos savivaldybėje, Kazlų Rūdos savivaldybėje gali naudotis atliekų tvarkymo sistema ir joje teikiamomis atliekų tvarkymo paslaugomis. Naujosios atliekų tvarkymo sistemos dėka šiukšlės šalinamos pagal ES reikalavimus, todėl bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, sudarytos sąlygos rūšiuoti atliekas. Užkirstas kelias pavojingų atliekų patekimų į nepavojingų atliekų sąvartyną, jau tarša sumažėja. Toliau antrinės žaliavos, sudarytos galimybės visiems rūšiuoti antrinės žaliavas, tiek atvežti į pastatytas aikšteles, tiek į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, kurie yra pastatyti bendro naudojimo vietose, ir jų plėtra dar bus atliekama visą sutarties galiojimo su surinkimo operatoriumi periodą. Taip pat šitos atliekos surinkamos apvažiavimo būdu, tiek didžiosios, tiek pavojingos atliekos, tiek antrinės žaliavos. Taip, kad tikrai regione atliekos šiuo metu tvarkomos pagal visus reikalavimus, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktų, tiek ES direktyvų reikalavimus. Ir tokiu atveju tikrai sumažės atliekų ir miškuose, ir pakelėse, ir svarbiausia tuose šiukšlynuose, kuriuos taip pat vykdomas uždarimas. Toliau sistemą įgyvendinant uždaromi nelegalūs šiukšlynai, kurie dar buvo mūsų apskrityje. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas kainavo beveik 45 milijonus litų. 72% lėšų, tai yra apie 32 milijonus litų, skyrė ES Sanglaudos fondas. 20% beveik 9 milijonus litų Lietuvos Respublikos vyriausybė, 8% apie 3,25 milijonų litų Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras.